Tai interaktyvi vaizdo sesija, kuri padės jums patobulinti naudojimosi skaitmeninėmis mokėjimo platformomis įgūdžius. Turėdami šios įgūdžius, jūs gebėsite suprasti įvairias skaitmeninių mokėjimų platformas, pavyzdžiui, mobiliosios bankininkystės programėlės, elektroninės piniginės ir internetinės mokėjimo sistemas. Suprasti šių platformų funkcijas, privalumus ir apribojimus. Pasirinkti tinkamiausią platformą konkretiems finansiniams poreikiams, pavyzdžiui, sąskaitų apmokėjimui ar pinigų pervedimui. Nustatyti prieinamas ir įperkamas platformas tinkamas individualiems poreikiams. Drąsiai naudoti skaitmeninėmis mokėjimo platformomis, sumažinant išlaidas ir mokesčius. Pirmas žingsnis – skaitmeninių mokėjimo platformų apžvalga. Pirmiausia, apžvelkime 3 labiausiai paplitusius skaitmeninių mokėjimų platformų tipus – mobiliosios bankininkystės programėles, skaitmeninės piniginės ir internetinės mokėjimo sistemas. Bankų teikiamomis mobiliosios bankininkystės programėlėmis galite greitai tvarkyti savo sąskaitą, apmokėti sąskaitas ir pervesti pinigus. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad apmokėte sąskaitą už elektrą. Užuot ėję į banką, galite tiesiog atsidaryti mobiliosios bankininkystės programėlę, įvesti duomenis ir per kelias minutės atlikti mokėjimo operaciją. Naudojant skaitmeninės piniginės, tokias kaip PayPal, Apple Pay ir Google Pay, galite atlikti saugius mokėjimus tiek internete, tiek parduotuvėse, nenaudojant grynųjų pinigų. Įsivaizduokite, esate kavinėje ir tam, kad sumokėtumėte, užuot ieškoję grynųjų pinigų ar kortelės, tiesiog paliečiate telefoną ar išmanųjį laikrodį. Skaitmeninės piniginės taip pat užtikrina didesnį saugumą, nes tiesiogiai nesidalina jūsų mokėjimo informacija su prekybininkais. Internetinės mokėjimo sistemos taip pat suteikia galimybę sklandžiai pervesti pinigus kitiems asmenėms. Pavyzdžiui, pasidalyti sąskaitą už vakarienę su draugais tampa visiškai nesudėtinga, naudojant tarpusavio atsiskaitimo sistemą. Vos keliais bakstelėjimais galite akimirksniu apmokėti savo sąskaitos dalį. Skaitmeninės mokėjimų platformos sukurtos taip, kad finansinės operacijos vyktų lengvai. Pagrindinės funkcijos – momentiniai pervedimai, sandorių stebėjimas ir naudingi sąskaitų priminimai. Šios priemonės suteikia galimybę geriau kontroliuoti savo finansus. Pavyzdžiui, stebėdami savo išlaidas galite veiksmingiau koreguoti savo biudžetą. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į apribojimus. Kai kuriuose platformose gali būti taikomi paslėpti mokesčiai, pavyzdžiui, už valiutos konvertavimą ar tarptautinės operacijas. Be to, tam tikros platformos gali turėti naudojimo užsienyje apribojimų. Žinodami šios veiksnius, galėsite priimti geresnius finansinius sprendimus. Antras žingsnis – funkcijų, privalumų ir apribojimų supratimas. Kiekviena platforma turi unikalių funkcijų, pavyzdžiui, momentinių mokėjimų, sandorių stebėjimo ir sąskaitų priminimo funkcijas. Šie įrankiai padeda organizuoti ir valdyti savo išlaidas. Tačiau kai kurios platformos gali turėti mokesčių, valiutos konvertavimo išlaidų arba apribojimų taikomų tarptautiniams mokėjimams. Šių aspektų supratimas padės jums protingai pasirinkti. Trečias žingsnis – tinkamos platformos pasirinkimas. Kaip nustatyti, kuri skaitmeninė mokėjimo platforma geriausiai atitinka jūsų poreikius? Reguliarioms mėnesio išlaidoms, tokioms kaip nuomos ar paskolos įmokos apmokėti, patikimas pasirinkimas yra mobiliosios bankininkystės programėlės. Jeigu dažnai apsiperkate internetu, skaitmeninės piniginės suteikia ir lankstumo, ir saugumo. Vienkartiniams mokėjimams, pavyzdžiui, norint grąžinti skolą draugui, efektyviausias pasirinkimas yra tarpusavio mokėjimų sistemos. Suderinę savo poreikius su kiekvienos platformos privalumais, galite sutaupyti laiko ir išvengti nereikalingų mokesčių. Ketvirtas žingsnis – prieinamų ir įperkamų platformų nustatymas. Ieškokite skaitmeninių mokėjimo platformų, kurios atitiktų jūsų biudžetą ir gyvenimo būdą.
Kai kurios programėlės turi minimalius mokesčius arba siūlo pinigų grąžinimo programas, todėl yra ekonomiškesnės. Visada perskaitykite taisyklės ir sąlygas, kad sužinotumėte apie galimus mokesčius, pavyzdžiui, valiutos konvertavimo mokesčius ar su mokėjimais susijusias išlaidas. Pavyzdžiui, jei keliaujate į užsienį, naudodamiesi skaitmeninę piniginę, kurioje nėra užsienio operacijų mokesčių, galite sutaupyti pinigų. Be to, ieškokite platformų, kurios siūlo pinigų grąžinimo atlygį arba lojalumo programas. Šie privalumai gali kompensuoti išlaidas ir padidinti vertę, kurią gaunate naudodamiesi platformą. 5. žingsnis – užtikrintas naudojimasis skaitmeninėmis mokėjimo platformomis. Stiprinkite pasitikėjimą ugdydami savo įgūdžius. Skaitmeninę sąskaitą susikurti paprasta. Atsisiųskite programėlę, susiekite banko sąskaitą arba kortelę ir pradėkite tyrinėti funkcijas. Daugumoje programėlių yra pateiktos mokomosios gairės arba demonstracinės versijos, kad galėtumėte susipažinti su programėle. Mokykitės atlikti įvairias užduotis, tokias kaip mokėjimų planavimas ar išlaidų stebėjimas, ir netrukus jausitės įgūdę naudodamiesi šiomis priemonėmis. Atminkite, kad skaitmeninės mokėjimų platformos sukurtos tam, kad palengvintų jūsų naudojimąsi finansinėmis paslaugomis ir užtikrintų jūsų saugumą.